Čia žinių radijas. Dienos klausimas. Kalbėsim dabar apie viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Apie šitą galimybę jau čia kuris laikas kalbama po garsių pedofilijos atvejų ir vakar pas premjerą buvo susitikimas institucijų vadovų, lyg ir išeita su tokia bendra pozicija, kad reikia tokio viešo registro, reikia į Seimą, reikia keisti įstatymą. O kaip mūsų klausytojams atrodo vis dėlto, ar tai reikalingas toks viešas registras, ar vardai ir pavardės nuteistų ir jų žinojimas sumažintų šitus nusikaltimus? Kokiu būdu tai būtų viešinama, irgi svarbus klausimas. Ar jūs, tarkim, kaiminystėje jūsų apsigyvena daugiabutį, išėjęs iš įkalinimo įstaigos už seksualinius nusikaltimus teistas asmuo, ar jūs norit gaut pranešimą, jeigu norit, kokią formą, kaip tai turėtų, ta žinojimas, ką jis galėtų pakeist, kokį laikotarpį ta informacija turėtų būti viešai prieinama visiems. Na, apie tai šnekėsimės, toks registras yra, kiek mačiau, Lenkijoje ir daug kas remiasi pavyzdžių Lenkijos, ar viešas registras sumažintų nusikaltimų skaičių. Matau prie mūsų prisijungusius vidaus, tai yra teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė telefonu. Sveiki, ministrė. Labą dieną. Kristina Mišinienė, kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė. Sveiki, Kristina. Sveiki. Daktaras Skirmantas Bikelis, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkas. Skirmantai, sveiki. Labą dieną. 2431 431 skaičiukai yra žinių radijo telefono numerio skaičiukai. Jeigu norit prisijungti prie kompanijos, pasidalinti savo nuomonę, galit į telefoną mums paskambinti. Pone ministre, jūsų nuomonė, viešas seksualinių nusikaltėlių registras. Ką jis pakeistų, kodėl jisai reikalingas ir būtinas, kaip didžioji dalis dalyvavusių vakar pas premjerą žmonių su tuo sutiko, kad tokio būtinai reikia. Ką tai duotų? Na, tai pirmiausiai šita tema nėra nauja ir tikrai esu bendra autorė su kitais valstiečių žaliųjų krikščioniškų šeimų frakcijos nariais, nes dauguma mūsų frakcijos narių buvusios dar kadencijos pasirašė šį įstatymo projektą ir buvo parengtos 6 šio įstatymo versijos ir paskutinis būtent įstatymo projektas įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų už seksualinio pobūdžio veikas padarytas prieš vaikus kontrolės ir prevencijos įstatymas. Mano vertinimu pats pavadinimas, jo tikslas yra labai aiškus, nustatyti būtent jau žmonių padarę tokio pobūdžio nusikaltimus, kontrolės ir prevencijos priemonės ir siekis yra užkardyti naujas nusikalstamas veikas, nes, na, kaip rodo, tai vis dėlto recidyvo požymių tikrai šitos nusikaltėliai ir nusikaltimai turi nemažai. Žinoma, gavome daug kritikos, dėl to ir 6 variantai šito įstatymo projekto, kadangi ar iš tiesų tas viešumas dera su pagrindinėmis žmogaus teisėmis, vis dėlto tokie registrai veikia ir kitose valstybėse. Mes buvome nuvykę į Lenkiją ir susipažinome, kaip tai atrodo ne tik teisės aktuose, bet ir interaktyviame žemėlapyje, kaip juda tie žmonės. O labai atsiprašau, kad dar klausytojai įsivaizduotų, ministrė, praktiškai, kaip tai atrodytų kažkoks interaktyvus, sakot, žemėlapis, tai būtų įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų, suprantu, jūs minėjot šitas kategorijas žmonių registras ar kaip? Taip, mūsų siekis buvo ir įtariamuosius įtraukti į šitą registrą. Žinoma, tai yra svarstytinas klausimas ir šitas įstatymo projektas po pateikimo yra Teisės į Teisėtvarkos komitete, tačiau, kaip matome, tiek Seimo pirmininko intencija pratęsti šitą diskusiją, tiek vakar po susitikimo su premjeru, kur buvo tarp institucinis
susitikimas, kur visi pristatė priemonės, kur mes galime pagerinti tiek prevenciją, tiek švietimą visuomenės, tiek vaikų gebėjimą atpažinti, tiek tėvų edukacijos sritį, nes tai yra pirminis mūsų tikslas. Taip pat užtikrinti vaiko teisės ir sustiprinti vaiko teisių reguliavimo sritį. Ir be abejo registras, kaip paskutinė ta priemonė, yra taip pat šita visų veiksmų pakete. Bet tas registras būtų internete, kur jisai būtų? Taip, tai yra kūriamas internete, yra sukūriamas duomenų bazės. Mūsų paskutiniam variantai yra ir riboto naudojimo duomenų bazė, skirta institucijos daugiausiai teismams, teisėsaugos institucijoms ir viešoji duomenų bazė, tai susisteminti nuteistųjų už nusikalstamas veikas seksualinio pobūdžio duomenys. Supratau. Ir taip. Gerai, tai čia sustokim, dar norisi šiek tiek pasigilinti į argumentaciją visą. Skirmantai Bikeli, jūsų klausiu. Toks viešas, nes dabar yra institucinis registras, institucijos gali keistis, yra QR kodai, kur patikrinti gali bendruomenės įvairios ar mokyklos įsidarbinančių žmonės, ar jie neturi problemų su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, bet viešas registras, apie ką dabar kalbama, kad jau toks visiems viešas, jisai reikalingas, ar jisai mažintų nusikaltimų skaičių ar ne? Na, gal vienas pagrindinių klausimų, kaip toks registras galėtų mažinti nusikaltimų skaičių. Kaip ministrė teisingai pasakė, pritarčiau, kad tai jau paskutinė priemonė. Yra sistema priemonių, kurios galėtų padėti, tai be abejo ir edukacija, ir terapijos gydymai nusikaltusiem asmenim. Čia yra tokia sudėtinga tema, bet to reikia dirbti. Dabar dar priedo registras, klausimas, kiek mes turėjome istorijų ir dabar nuskambėjusi klausimas, ar registras būtų užkirtęs tam kelią, ar būtų ką nors pakeitęs, tai kažin. Ir kai matom tarp registro šalininkų motyvų, kad bendroji prevencija, tai klausimas, kokia čia prevencija nuo ko. Ar kad kyla grėsmė linčo prieš tuos pažymėtus žmonės ir jie turi bijoti linčo mūsų visuomeniai, ar tiesiog kokios gėdos, tai noriu atkreipti dėmesį, kad ir dabar kokia praktika yra, kai yra nuteisiamas asmuo, visa žiniasklaida paskelbė šitą faktą, tai net nežinau, ar čia dar papildomo kokio registro viešumo reikia. Viešumo yra tikrai daug, bet praktinis klausimas, tai ką visuomenė darytų su ta informacija vieša, tarkim, daugiabutyje gyvena asmuo nuteistas dėl seksualinio nusikaltimo prieš vaikus. Ką daro to namo gyventojai, ką daro tos gatvės gyventojai, ką daro to rajono gyventojai su ta informacija. Žinotų, savo vaikam pasakytų, galbūt su tuo dėdė ar teta nebendraukit. Tai su dėdėm, tom nepažįstamas ir taip nereikia. Tai čia švietimo dalis, be abejo, tai šviesti reikia. Dabar vardą, pavardę pasakyti, taip, bet mes turim pasverti, kiek tos naudos viešosios informacijos ir kokios grėsmės, nes vis dėlto to linčo teismo grėsmės jos yra pakankamai realios ir kažin ar mes norėtume tokių sukelt pavojų. Tai kol kas, jeigu taip vienu žodžiu, jūsų neįtikina, kad viešas registras padėtų spręsti problemą iš esmės? Svarbu skirti dėmesį tam kitom priemonėm. Registras tai yra tokia paskutinė priemonė, kurios pridėtinė vertė tikrai yra diskutuotina. Ta dalis, kuri viešoji, bet... Kristina, mūsų pokalbėje dirbantis su pagalba nukentėjusiems asmenims. Kristina, kaip jūs vertinat, ką duotų? Teisininkas Skirmantas Bikelis kažkaip neįtikina, sako iki galo, ar čia tikrai nėra tokiai tik tai emociniam garui nuleis šitą priemonę ir ji tikrai būtų efektyvi. Tikrai sunki diskusija, sena diskusija. Pastebiu, kad kriminologų, mokslininkų retorika truputėlį keičiasi. Anksčiau kategoriškai atmesdavo daugiau tokių kaltinimų. Mes registro rėmėjai sulaukdom, dabar kažkaip tai jau taip truputėlį ta diskusija darosi tokia abipusė. Aš
Geri klausimai, ką tai duotų, vat, iš esmės Na, esminis iš tikrųjų, aš turiu atvejus, ar ne, ant rankų, ir mes matom, kad aukos galėjo būti apsaugotos to registro atveju. Aš visiškai sutinku, kad registras yra dalinė priemonė, kad tai tikrai nėra panacėja visiška. Bet kas man kelia rūpestį, kad dažnai visuomenė formuojama nuomonė, kad arba registras, arba edukacija. Tai aš tikrai su tuo nesutinku, aš manau, kad ar yra registras ar nėra, visuomenės švietimas absoliučiai turi būti. Tai yra, sakyčiau, pagrindinė priemonė. Tačiau sutikime, kad nusikaltimai, šitie seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus, prieš suaugusius pažeidžiamus yra ypatingo pobūdžio. Yra asmenų, kurie daro šitos nusikaltimus ir daro labai baisiais būdais. Deja, dalis, galbūt nedidelė, bet labai rimta dalis kartoja tuos nusikaltimus ir aš tikrai turiu tokius atvejus ant rankų, kai kuriuos ir jūs žinot. Nesutinku, kad viešoji erdvėj mes visą laiką sužinom apie tuos atvejus, sužinom apie kai kuriuos ir čia žiniasklaida parašys, neparašys, čia tikrai ne apie tai eina kalba. Tačiau, žinot, kaip, pavyzdžiui, dabar kaip pajuoka skamba, kad, ką duos tas vardas ir pavardės. Pavardė iš tikrųjų daug duos mokytojai, auklėtojai, tėvai, jie tikrai bus įpareigoti atsakingiau reaguoti ir jie norės reaguoti. Linčo teismas, nežinau kodėl suaugę mokslus baigę žmonės mus nuolat gąsdina to linčo teismu. Kažkaip negirdžiu nei Lenkijoje apie linčo teismus, nei kitose valstybėse. Galų gale švieskim visuomenę, mokinkime, kad nereikia, negalima linčo teismų rengti. Mes čia tiek daug esame išmokę mūsų valstybėje, nuo nepriklausomybės laikų išmokėm ir šito dalyko. Tai kažkaip, man nežinau, aš tai matau esmę čia truputėlį kitur. Mes, kurie diskutuojam apie registrą, turime apsispręsti. Sunkus apsisprendimas, kieno interesas, aukos ar prievartautojo. Turim apsispręsti, dėja. Geri klausimai, mūsų klausytojai taip pat sako, ką duos. Vat klausytojas sako, nusikaltėliai vengs artintis prie vaikų susibūrimo vietų, šauktukai. Joks čia linčas, sako. Taip, čia yra dar radikalesnių pasiūlymų, aš gal negarsinsiu, nes jie čia su jau kartais ir žmogiškumu nieko bendro neturintis, bet vis dėlto, ministrė, kaip jūs vertinat, štai girdėjom argumentus teisininkų, girdėjom Kristinos poziciją, kad tam tikrais atvejais jis žino tokiu atveju, kad aukos būtų apsaugotos, jeigu toks viešas registras būtų. Kaip jums atrodo vis dėlto, ką tai duos? Ir va čia dar klausytojai rašo apie galimą šantažo galimybę skyrybų bylose, kai bus apkaltinami kažkas ir sunku bus nusiplauti ir tada kaip ten į registrą pateks, nepateks. Bet žodžiu, žmonės čia prisigalvoja visokių hipotetinių klausimų, bet ką atsakytumėte į bendrą kritiką? Vis dėlto tai būtų informacija visuomenė ir iš tikrųjų mes tikrai esame pažengusi visuomenė, kad suprasti, kad ar linčo teismas, ar tai yra nusikalstama veika kito žmogaus atžvilgiu yra taip pat baudžiama, tačiau žinojimas žmogaus, kurio to potraukio, sakykime, jis gal ir pats negali jo kontroliuoti, ir jis išlieka, ir kaip sakė gerbiama Kristina, tikrai matome to recidyvo požymių yra pakankamai daug, tai apsaugotų tas žinojimas tų vietų, kur žmogus padaręs tos nusikaltimus, nes ir tos vietos, jos yra kartotinos vietos, kaip iš praktikos mes matome, pavyzdžiui, tam tikrose parkuose ar tam tikrose vietovėse, miškingose teritorijose. Tai visa tai suteiktų daugiau informacijos, kad mes gebėtume savo vaikus apsaugoti. Ir žinoma, tas visuomenės dėmesys tam žmogui bus, bet tai kartu, mano vertinimu, bus ir ta preventyvi priemonė užkardyti jam galimybę padaryti naują nusikalstamą veiką. Lenkijoje yra skelbiama su nuotrauka, su vardu pavarde ir dabartinė gyvenamąją vieta. Žmogus, jam galima judėti tam tikrų atstumu, tačiau nuvykus keliom dienom į tolesnių atstumų jis privalo informuoti policijos, artimiausią policijos nuovadą ir tam interaktyviam žemėlapį Lenkijoje matosi netgi
jų judėjimas. Na, žinoma, Lenkija yra ir gyventojų prasme, ir teritorijos prasme daug didesnė valstybė, bet na, tikrai yra bendradarbiaujama su policijos pareigūnais, su socialiniais darbuotojais, tiek kalbant apie nusikaltėlio, taip pat teikiamas paslaugas ir jam, priežiūra ir taip toliau, nes tinkamas elgesys, tai be abejo, tas žmogus funkcionuoja visuomeniai, bet jis yra prižiūrimas. Ir tikriausiai tas ir yra tikslas viso to registro. Tas viešumas duoda galimybę tiek švietimo įstaigoms nepriimti to žmogaus, nes mes žinome, kad gali laikui einant ir pavardę pasikeisti arba vardą ir taip toliau, vis tiek bus daugiau žinojimo, kas leis labiau apsaugoti vaikus ir nepilnamečius. Dabar, žinot, dar čia aš žiūriu, žmonės diskutuoja, vat ir mūsų komentaruose, į kurį parką leist vaikus, galima bus nuspręsti, kur yra įtartinas, kur ne. Ar lokacija irgi bus žymima, atsakykit, ministre, kaip jūs vertinate? Taip, dabartiniam projekte, tai aišku, čia bus platesnė diskusija ir mes nusprendėme, kad tikrai tiek komitete, tiek pasikviesim kompetitingus institucijus ir jų atstovus pateikti savo nuomonę, bet dabar mūsų seksualinių nusikalstamų veikų rizikos žemėlapyje mes siūlėme teikti padarytos nusikalstamos veikos straipsnį, pagal kurį, nes yra keli straipsniai, taip pat padarimo data ir vieta, kur įvykdyta nusikalstama veika, apsiribojant konkrečios vietovės ten ar kilometrą dabar, ar pusę kilometro spindulių nurodymų. Tai mūsų registras daug siauresnis, tarkime, ir mes tikrai jį pataisėme negu Lenkijoje, vertinant tas rizikas, kurios buvo įvardintos ir šios laidos metu. Tačiau mano vertinimu iš tiesų reikėtų suprasti, kad tai yra patys gėdingiausi, patys baisiausi nusikaltimai ir bausmė turi būti griežta ir priežiūra atlikus bausmę, nes bausmė gali būti iki 15 metų ir tas viešumas dabar portaluose mes prisimename, bet po 15 metų ar mes be prisiminsime tas pavardės ir tuos žmonės, kurie buvo įvardinti ir tas registras to registre padaręs nusikaltimą asmuo turėtų likti, čia mes gal siūlytume teismo sprendimu tam viešam registre dar kurį laiką ar ilgą laiką, čia taip pat... Tai čia vat ir yra klausimas, kiek terminas 2, 5 ar daugiau metų ar mažiau dar po jau bausmės atlikimo jis turėtų, ar visą gyvenimą galbūt Skirmantai Bikelina, argumentai, kiek aš girdžiu, matau srautą žmonių, kuriems dabar rašo, remiasi tokia, kilne visuomenės noro apsaugoti, tokia ketinimu, kad žmonės žinotų, būtų saugus, preventyviai apsaugotų savo vaikų, žinotų, kur leist, kaip būreliai, kaip dar kažkas, kaip parkuose, kiek saugu. Na, aišku, geri klausimai, nežinia, kaip viskas praktiškai veiktų, bet kaip jums atrodo, kaip čia subalansuoti tą viešą interesą ir neperlenkt lazdos į linčo teismus, kad nereiktų tiem žmonėms samdyti dar papildomų policijos pajėgų juos saugot? Taip, su problema reikia dirbti visais frontais, be abejo, nieko neeliminuojant, nei švietimo, nei reguliavimo ir praktikos, kad tokie asmenys nepatektų į darbą, kur yra kontaktas su vaikais, tai čia be abejo. Dabar kiekvieną parką, kad visi bet kuriuo momentu žinotų, ar jisai saugus ar nesaugus, nežinau, ar čia tai yra įmanoma. Ir sakau, grįžtu prie to paties to balanso, ane? Kiek tikrai ta visuomenė gali pasinaudoti viešai prieinamą informaciją naudingiam tikslam, o kokia yra rizika ir, Lenkijos pavyzdys įdomus, gal reiktų pastudijuoti. O beje, Lenkijos čia yra keli komentarai, kaip toj Lenkijai pavyko įgyvendinti. Tai čia reiktų pasidomėti, aš tai negaliu dabar pasakyti, bet vis dėlto rizika, žinant, kad visuomenė labai karštai reaguoja į pedofilijos sunkų nusikaltimą, tai jeigu asmuo atlieka bausmę, jeigu jisai dalyvauja jau programuose ir bando kažkaip pasitaisyti,
ar jam dar yra šansas grįžti į gyvenimą ir ypač kai jisai stebimas visų. Ir stebi vieni adekvatūs žmonės, kiti stebi ir neadekvatūs žmonės. Ir, man tie pavojai šiek tiek vis tiek neramina. Ir aš taip jau Kad čia proporcingumo, sakykime, pasigendat. Nežiūrėčiau, jo. Turint galvoje, kad yra visa kitų priemonių sistema, tai dėl šitos keliančios tam tikrų rizikų reikalingumo aš taip dar labai abejočiau tuo tarpu. Aišku, nesikartojant čia ir dėl to tų rizikų, ką anksčiau minėjo Kristina, kaip čia vis dėlto padaryti, kad ir visuomenė būtų apsaugota ir kartu, žmogus, nežinau, kaip Skirmantas sako, turėtų bent kažkokį teorinį šansą grįžti į gyvenimą normalų. Aš suprantu, kad mums visiems tikrai dabar labai graudu, svarbu, reikalinga kalbėti apie prievartautojų asmenis, teises. Iš tikrųjų, kilnu, kad mes apie juos kalbame. Tai man atrodo labai svarbu, ką aš matyčiau su registro klausimu kartu einant į tokį valstybės įsipareigojimą rimtai reaguoti į pagalbos sistemą šitiem žmonėm. Šiandieną, jūs kalbat, kad yra ten, kad praeinam programas, nėra beje tų programų, arba jos yra labai sunkiai prieinamos. Privatus terapeutai gal gali dirbti su tokiu polinkiu turinčiais asmenimis, bet ne kiekvienas žmogus gali dėti 70 eurų ant stalo už konsultaciją. Mes kalbam apie žmonės, kurie net 5 eurų negali dėti ant stalo specialistam. Tai aš manau, čia galėtų būti ir turėtų būti valstybės įsipareigojimas taip pat teikti psichologinę pagalbą, įdarbinimo galimybės, būsto, nesgi nenorim, kad tikrai būtų persekiojami ir kažkur ten, po tiltais burtųsi grupelės išvytų tokių atstumtųjų. Tikrai ne. Atvirkščiai mes galėtumėm atverti galų gale šitą problemą plačiau ir man patrauklu būtent registro klausime ne tik tas išviešinimas, kuris dėje prie šito nusikaltimo yra reikalingas, tačiau ir pagalbos galimybės. Ir ne tokios labai miglotos, kaip mes šiandien kalbam apie pagalbą, bet net nežinom, kad jinai neegzistuoja, nesirūpinam tuo, tačiau būtent valstybės įsipareigojimas. Tai man aišku, vaiko interesai, sako klausytojas, yra aukščiausia, traumos siaubingos, kitos priemonės neveikia. Keli komentarai, Kristina, yra dėl šantažo, kažkokio piknaudžiavimo, kažkokių paskalų paskleidimo, kaip nuo to apsaugoti, kad žmonės nebūtų nekaltai apkaltinti, paskui po teismo sprendimo paaiškėtų, kad ten nieko nebuvo. Šitoj vietoj irgi matyt kažkaip reikia pramatyti, kad nebūtų tokių rizikų. Žinot, tas šantažas, jisai ko gero visada egzistuoja ir nežinau, kaip čia galima būtų dabar taip iš anksto apsaugoti, bet kaip ministrė pasakė teisingai, tai jeigu bus daroma kažkokia nusikalstama veika jau prieš tą žmogų, bus tam tikros ir priemonės. Taip, aš manau, kad išviešinimas tikrai neša labai sunkias pasekmes ir moralinės, ir kitokias, tačiau tai yra išdava nusikaltimo ir galbūt, jeigu mes taip jau labai ir čia giliai ir gailiai žiūrime, tai pati bausmė jau šitam žmogui yra didžiulis dalykas. Žiūrėkit, kodėl mes nieks nekalbam, kokiose sąlygose kali seksualiniai nusikaltėliai, kodėl mūsų nejaudina ir mes taip mažai kalbam apie tebeegzistuojančią kastų sistemą įkalinimo įstaigose. Kažkaip tai atrodo visai nieko visuomeniai, kad čia tegu ten prievartauja juos pačius, kol jie neatsikels nuo žemės ir niekieno tai nejaudina. Tai aš manau, mes turime tam tikrus dalykus šiandieną sutvarkyti ir be registro, kad šitie žmonės nepatirtų persekiojimo. Kągi, geri klausimai, ačiū už tai, kad keliat juos taip įvairiapusiškai. Dienos klausimas.